Kaip jie atrodo. Nu, žinoma, kad. Na, tai pasikvieskit ją. Kavos puodelį, pažiūrėsim, jai patiks. Nu, čia net kalbos negali. Na, bet jai būtų labai malonu, turbūt. Kas manau? Nu, kaip ne kaip mes vyrai solidus. Gal baikit kalbėti jau daugiau apie tą mergaitę, gerai? A dabar kitas etapas. Sužinokim, ko vardu. Aš nesuprantu, ko jis nenori jūs čia pasikviesti. Paliksit mane ramybę ir ne. Nu, būčiau aš jo vietoj, aš viską suorganizuočiau per porą dienų. Taip, mano vietoj. Gerai, O kodėl ne? eikim, jeigu norit jūs. Taip, kodėl ne? Nu, eina, ko jūs čia norėtės? Aš suprantama, kad ne jūsų leidimo. Norėsiu ir eisiu. Norėsim, kada buvot paskutinį kartą išėjęs? Neatsimenu. Net prieš 3 mėnesius. O taip, prieš 3 mėnesius aš ir apėjau. Apėjus. Taip. Tada neatsimeni. Rado kažkur patvorį purve, inkščiantį, dejuojantį. Embrionų pozoje. Niekur jūs negalite išeiti. Ar aš netiesa? Taip. Žinot, ką jūs galite padaryti? Va čia, atnešt kasdien savo sukriošusius kaulus ir viskas. Kur jūs šitaip rūpinatės, a? Jūs nusiraminkit. Aš tai dar visai pajėgus. Iš čia išeiti. Neišeisit, ką jūs veiksit be šitų topolių, be Madlenos ir be šuns, ką Tai veiksit? provokuojat mane, a? Ir ramus esu. Nu gerai, perėsit per parką, tai iš karto Madlena. Negalima, Gustavai, negalima atgal. Norėčiau pažiūrėti, kaip Madlena ko nors man neleistų. Jau taip paprieštarautų jūsų išėjimui, kad... Ojej. Esant kitom aplinkybėm, aš išmalčiau jums snukį. Bet esat senas ir dar šlubas, ir kova nelygi. Aš renkuosi aišku jums įrodymą, išėjimą. Eina, O ja, o čia su kananu jau nesakyti. O eikit vienas. gerai, aš eisiu ir vienas. Eisiu. Sargai tvoras. Nesirūpinkit. Nu ką, aš sakau iki pasimatymo. Iki pasimatymo. Iki pirmyn. Neaišku, aš čia iš viso dar grįšiu. Pasistenkit neužtrukt. Gerai. Čia su Tai Fernandu. pasilikit čia. Jeigu jau negrįši, tai mes vieni pavakarniausi. Gerai. Laimingai jūs čia pasilikit. Man atrodo, kad jūs paleidot praviro mašiną. Neišdrys išeiti, niekur jis neišeis. Bet jūs yra pademonstravęs neregėtą drąsą. Niekur jis neišdrys išeiti, pamatysit. Jis pastebėt visą laiką. Na, šau. Aš senesnis už jį. Pirmas B. O, taip. Aš manau, kad jis bijo vieno dalyko gyvenime. Jis bijo nuplykšti. Taip, jis nebijo negąsdina mintis apie mirtį, bet apima siaubas dėl plykės. Šau. 5 Patai. Šau. Aš kažkokio chemiko ištikėjau. Nepasakojo. Aš nepasakoju. Ne, šau. O, kaip čia ramu pasidarė. Suprantama, labai ramu. 3. Tai va, aš ir priėjau tvorą, kaip jūs sakėt. Madlena tikrai nusprendė įsikišti. Mes ilgai žiūrėjom viens į kitą. Aš pasakiau, Gustavai, sakau, vaikinė, tu dalyvavai tiek karų. Tu gavai visus ordinus, medalius, tu nekovosi dabar su šitą sloguojančią slaugę. 1,56 centimetrų. Jinai tavęs neverta. Madlenai seseriai sloga. Tai nedidelė. Ėmėkis, ko jūs tarnėjau. Tai jau pusę rato. Sėdu. Seniau. Priėmiau sprendimą. O, tai jūsų pasivaikščiojimas nenuėjo veltui. Treniruotė prieš kelionę. Seniau. Bėgam iš čia. Bėgam. Siūlau Indokiniją. Girdit? Siūlau Indokiniją. Indokinija? Aha. Ar žinot šitą šalį? Indokinija jau
Taigi nėra ten prancūzų mūsiškių jau nebeegzistuoja. Labai gerai, reiškia, nieko nepasakyksim. Ar žinot tą Indokinę, a? Oi, aš labai gerai žinau. Mekongo upė, Kinijos jūra, musonai, nepaprasta drėgmė. Matėt kada nors pakopomis augančias ryžių plantacijas? Matėt, ne? Aš tai ne. O seną bedantį Kambodžos žveją traukia į tinklus. Matėt? Nu, aš tai ne. Reikia pamatyti, broliai. Reikia įsiskverbti tą visiškai svetimą mums pasaulį. Ką mes ten įsiskverbę veiksim? Nu, ką veiksim Indokinėje? Nu, ką veiksim? Nu, tai ką jūs čia veikiat, ką? Mes jeigu. O! Jūs galėsit. Jūs galėsit irgi persekėti jų moteris. Kambodžietės, lausietės, tailandietės. Bet tai kad aš tai jų nepažįstu. Aš supažindinsiu. Aš labai lėtai eina, nes jų kojos apjuostos juostom. Jūs tiesiog slenka. Aš sakau, Indokinija, kaip tik jums. Ką? Jam jau priemonės? Dabar jau bent aišku nuo ko. Mano kapitonė, mes užeisim iš užnugario. Mano kapitonė. Užeisim už to. Mes užeisime iš užnugario. Mes užeisim iš užnugario. Mano kapitonė, mes užeisime iš užnugario. Mes užeisim. Bet aš atsijungiau, kai jūs pradėjot pasakoti apie tas skambučietės. Tas klausietas. Vietnamietės. Ką? Kaip nuvažiuoti? Gali tokį. Laivų. Kelionė į Indokiniją yra laivų. Ne, Fernandai, bet dabar jūs tokiam stovi, kad gal... Su Fernandu yra viskas tvarkoj. Tai ką, išvykstam naktį, ne? Bijo. Madlenai nieko nesakysi. Ne, problema čia ne ta. Taip, ačiū, Renė. Aš ir supratau, kad daugiau čia pasilikti nebeįmanoma. Ne, aš negalvoju apie tą jūsų Indokinę, aš galvoju apie visą... Mesgi čia uždaryti kaip kape. A ne taip, Fernandai? Tai Indokinė siaubingai toli. Toli. Nusispjaut 1000 kartų, kad toli. Koks skirtumas? Dabar jau mums viskas toli. Veiksime etapais. Suprantama, niekas nesiruošia į kelionę per sekundę. Ne, aš turiu galvoj, pirmiausia, reikėtų pradėti nuo kokio pikniko. Nuo ko? Miško laukime, žinau, vieną gerą vietą ten galėtum surenkt kokį pikniką. Pikniką? Kaip jūs galvojat, Fernandai? Ką, jūs rimtai ruošiatės į pikniką? Paklausykim, Fernando. Nu ką aš manau? Ne, nu aišku, čia ne taip egzotiška kaip mūsų ta Indokinė. Nu, bet kad šiame pasiūlyme yra tam tikros magijos. Fernandai, jūs Indokinėje ir pikniką derote prie nusvarstyti. Aš tik pasakiau, kad abu pasiūlymai, jūsų pasiūlymas man abu gana patrauklus. Kaip pagal jūs išeina, kad Indokinijos pusiasalis su visais malonumais ir piknikas yra vienas ir tas pats. Su jumis net neįmanoma nei diskutuoti, nei ginčyti. Tai jeigu jūs norit ginčytis, tai ginčykitės. Bet aš pasakysiu, mano skoniui už pikniką nieko nėra šlykštės. Viskas ir daugiau negalėkime apie tą pikniką.
Nu kas tas piknikas, a? Išeini iš čia su pintų krepšiu karime duona, dešra, pieno butelis, vėlkės kaip paskutinis idiotas, į kitus jūsų laukimis, ten pasikloji po užpakalį kažkokią suknistą antklodę, kad užpakalis nesušlaptų. Ir kartu su dviem šitais sukriošusiais seniais šlamšti tą virtą dešrą. Norkime tai. Nori to pikniko, tai nekalbėkim, kad. Ir kodėl mes viską dabar turim daryti kartu ir drauge? Klystat! Kodėl? Todėl, kad taip susiklostė. Mesgi nebeturim kito pasirinkimo. Keliaujam aukštyn. Kaip suprat, ką, ten aukštyn? Aukštyn ant kalvos, kur topoliai. Kur siaučia vėjas. Fernanas yra teisus, tai neblogas Indokinijos ir pikniko kompromisas. Vėjas, kur siaučia vėjas. Ko jūs taip kalba dabar, ką? Vėjas jaučia, šlipsit ant tos kalvos, pamatysit. Akis norėjai į horizontą ir vėjas šiuš jūsų plaukus. Sakykim, gerai, kas gali sutrukdyti? Pasikelt aukštyn, gerai. Aš supratau. Kas? Aš supratau, kad kažkokių tai mistinių aplinkybių nepatinka. Aš supratau. Kas gali nesutrukdyti? Pasikelt aukštyn. Skeveldrai jūsų kaulai. Ir labas, patentuotas beprotis. Neužsimirškit. Gražiai, kokios dvi kliūtis. Čia esat šlubas, jūs esat šlubas. Rame, kur vėgas? Kur vėgas, Rame, kur vėgas? Po 2 savaičių aš drįstu jums priminti. Čia pradės rinkti šitie nupirdėliai, pradės parastytis. Jūs žinot savo psichinį stovį. Kur vėjas? Vėjas labai gražus, vėjas net simboliška. Vėjas. Vėjas. Pakeiskime aplinką! Vėjas. Atiduokit kokiam... Epui. Aplinką pakeiskit! Atsiduokit, Epui. Keiskis man su tuo epu. Rame, čiopoliai! Atsiduokit, Epui. Topoliai! Topoliai! Jam visą laiką kažkokios problemos su tais topoliais. Galalė? Rame, atsiduokit, Epui. Rame.
Mano vietą užims per to. Aš žuvęs, aš duodu žuvęs. Jūsų draugelė Madlena nusprendė mane paaukot. Dabar vasario 12 užims per to. Aš nenoriu numirti, aš nenoriu gyventi agonijoje, aš nenoriu numirti ant vienos uglies. Bėgam iš čia, reikia bėgti iš čia. Jis teisus. Leisit išdėstyt man savo planą. Klausau, aš klausau jūsų, klausau. Tai va, mes esam čia, o topoliai viršui. Norint eit keliu, reikia daryti lanką apie 60 km. Tai nesąmonė, reikia trumpinti. Laikom kursą link didžiausios įkalnės. Už 600 metrų aukštį mažėja. Viskas įmanoma. Visą laiką tiesiai. Tiesiai vaikau. Kas ten tiesiai? Kas ten tiesiai? Tiesiai topoliai. Madlena kekšė. O ten nupė, kaip jūs ją perbrisit? Plaukte. Atleiskit, viskas, plaukt nebegaliu. Jūs tampa didžiausia kliūtim. Perbrisim. O jeigu jūs per žemę tuo metu ištiks priepuolis? Jeigu. Tuomet lieka tik tai piknikas. Reikia eiti keliu. Keliu labai gerai, puiku. Ne, Fernanai, negalima sutikti su visais iš eilės. Laukite, pasisveikinti, mąstyti blaiviai. Reikia pradėti keliu, kažkur 30 kilometrų maždaug. Kertą mišką. O čia sutaupysim gal kokią valandą, bet vis tiek paskui einam mišku, paskui vėl išeinam į kelią. O ten važiuojam degalinė, o kaip Fernanai. Užkasim, išgersim kavos ir čia ant to pačio kelio žiūrim tiltas. Taigi mes tiltų galim per upę perėti. Per tiltą mes žiūrim, kad mums galima vėl keliu arba jau kopt išlaikyti mišku. Mes tada gal ir rinksimės kelią. Tai jūs jau čia vadovaujat operacijai. Jūs viską renkatės maršrutą, jūs viską aiškinat, jūs jau ėmėtės ir vadovauti. Kaip paprasčiausiai. Prašau, ponas pulkininkė, prašau. Jūs piktnaudžiaujat mano kantrybę, pulkininką. Kodėl degalinė, ką? Jūsų ten laukia, kas nors draugeliai kokie, ten to jūsų degalinė, ką? Man nėra jokio reikalo į jūsų tą degalinę. O man yra reikalas tą degalinę. Taigi jūs norėjote eiti aukštį. Žinot, jūs eikite. Taip, palauk, kada. Jūs dabar leiskite tą atsiprašymą. Topul kelionę jau be manęs. Ramiai. Arba visi kartu, arba nei vienas. Arba visi keturi, arba ne vienas. Palauk, kas keturi? Kodėl keturi? Todėl, kad ir šuo. Kartu pradėjom, kartu ir užbaigsim po topuliais. Jūs puikiai žinot, kad kitaip ir nebebus. Ne, klausykit, aš daugiau viskas jau nebegaliu. Madlena kekšė. Jūs tampat jau didžiausia mums kliūtimą ir pasakykit ačiū, kad mes iš viso dar jūs įmam. Planas, man atrodo, labiau vykęs. Jeigu tik būtų galima išvengti vandens kelių. Tai jeigu jūs norite šitą kelionę paversti sveikatingumo išvyką, prašau. Aš nežinau, ar aš įveiksiu 4 kilometrus lygių kelių. Įveiksit. O, miškas, tas kelias, o, tiltas. Pereinam tiltą kaip 3 įsisiautėjusios panelės. O paskui va, vėl upė. Ja reikės įveikti. O, kaip ją įveiksit? O. Laukte. Plaustą pasikaminsi. Klaus. Jūs susilipsit ant manęs. Nulipkit ant manęs.
Lipkit, lipkit. Lipkit ant manęs. Ar tikrai? Tikrai lipkit. Čia rimtai? Prašau, lipkit. Lipkit. Mes. Ai, ne, šitaip jūs mane paspaus. Tai tada. Kaip dabar geriau jau? Nelabai patogi padėtis. Visai nepatogi buvo. Kaip jums yra neatrodo? Ką? Nieko, nieko. Dar pažiūrėjau. Gerai, dabar pabandykit dabar apalpti. Kaip? Nu, apalpti, sakau. Ką jūs norite, kad aš sąmonės netekčiau? Taip, apalpti. Šiaip tai aš labai branginu iš tos sąmonės momentus. Nu, bet, ne, nu, gerai, jeigu jūs būtinai reikalaujat, mes užeisim už užnugario kaptonę. O jau užeisim už to uždavį. Gerai. Bet koks jis yra sunkus, žinok. Gerai, užteka. Gerai, atsigaukit dabar, atsigaukit. Nu kas yra, nu palikit jūs mane ramybėj, man viskas gerai, aš negaliu apsimest. Aš čia apsimetinėjau. Dabar jūsų eilė, ar ne? Ką? Taip. Plaukt nemokat, tai aš jūs visus turėsiu ir pernešti. Aš galiu eit vandens paviršių. Jūs labai tikras. Taip. Žinokit, kad aš nepalieku draugų nelaimėj. Labai gerai. Aš tikrai viską įveiksiu. Supranta. Nu tai ką? Gerai. Noriu pasakyti, kad vieną problemą ir išsprendėm. Palaukit. Bet jeigu mes pasinaudotumėm virve, mumsgi reikės įkopti į 600 metrų aukštį. Mes persijuose vieną virvę galėtum jį įveikti, nesvarbu, ar skluptum, ar nubliūtum. Kad virvės reikia. Bet be jos neapsieisi. Ką? Kadai? Palaukit, parodykit man tą virvę. Aš turiu patikrinti. Man atrodo. Pažiūrėkit. Nu, normaliai. Man atrodo, kad visai gera virvė. Tai dabar padarysime eksperimentą. Pabandysim jūs persijuosti, bet Fernanui perjuostyti. Ką? Gustavai persijuosti. Kaip čia? Jūsgi dabar eisit kol kas gale, Fernanas vidury, o aš priekį. Aš turėčiau būti jungties priekyje. Kaip eisit, tai jūs būsit dabar kol kas tik tai eksperimentuojam, bandom, žiūrėkit. Va, kaip mazgas rišamas. Ką jūs susiminėjot alpinizmu? Nu, kai buvau jaunas, tai taip. Oi, kai buvo seniai. Nu, va. Kur aš vidury būsiu? Vidury. Man pavyko užsiriuoti mazgą. Kaip gerai, Fernanas. Aš kaip paskutinis kretinas stoviu su virve rankose. Nu. Užsiriškit, ar mokat? Bet viskas yra kvaila, ašgi būsiu jungties priekyje. Aš vidury. Nu, tai, Jūs būsit bet viskas yra beprasmiška, nesakykit. Dabar, Gustavai. Bet viskas yra beprasmiška. Aš turiu būti Kai jungties eisim priekyje. jūs priekį, Fernanas vidury ožkai. Patenkintas. Oi, kelionės perspektyva jūs jau nervina. Aš turiu būti jungties priekyje. Būsit. Dabar žiūrėkite, mums reikės maisto produktų. Šito siūlau pasirūpinti jums. Čia dabar, kodėl man? Jūs labai geras piknikų specialistas. Antklodžių. Nepamirškite antklodžių. Kada išvykstam? Turim, kol susiorganizuosim po kokių 2-3 dienų rugpjūčio 18. Išvykti reikia naktį.
Kodėl naktį? Kodėl naktį? Todėl, kad niekas mūsų ir nepastebėjo. Dėkit. Niekas ir nepastebės. Jeigu mes išeisim Taip. keliu už namo. Aš kalbu apie išėjimą iš čia, iš prieglaudos. Tada geriau aukštam. Aukštam tinka. Einam Aukštam aukštam. gerai. Aukštam Gerai, gerai. Aukštam Gerai, tai bandom. Aš turiu būti ties priekyje. Tai būsi, ne dabar. Tai būsi, kai eisi. Aš turiu būti ties priekyje, sakau. Ne, viskas yra kvaila. Aš ties priekyje. Aš paskutinis skaitinės vėluosi. Einam. Ir ties priekyje. Galit įsivaizduoti, ant to papulkininkis kaip ir aš. Norėčiau žinoti, kur jis tarnavo. Aš tai gavau pirmojo laipsnio prizą baigdamas konservatoriją. O, tai jūs muzikantas? Niekad man neminėjot šitą. Pianistas. Pianistas? Man pranašavo didelę ateitį. Aš kažkada irgi mokiausi grot akordeonu, irgi neblogai išeidavo. Šiandien pabandžiau. Paskambinau. Ir antrame takte priepuolis. Sakyčiau, didelė kliūtis koncertuojančiam muzikantam. Aš galiu jūs papuošti. Priepuoliai visom profesijom nėra labai gerai. Geriau, Ką geriau? geriau būčiau pasilikęs pas seserį. Tai kas neleido? Jūs nežinot jos sesers? Dėka jos vyras, tu toks kretinas. Todėl ir nutariau. Čia atvažiuoju. Labai gerai padarėt, čia labai gerai. Eina. Aš turiu grįžti. Pūstavai. Eina. Viskas jau jam. Bet dabar nėra jokios grėsmės, jis jau jungtyje. Mes užeisim iš užnugario. 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 Mes užeisim iš užnugario. Mano kapitono. Mes užeisim iš užnugario. Mes užeisim iš užnugario. Mano kapitono. Prašau, man priepuolis vėl užėjo. Kaip aš neatrodo, kad jie man užėjo. Aš net nepastebėjau. O kaip jums neatrodo, kad mano priepuoliai vis dažnėja ir dažnėja? Vyksta labai dažnai, bet nedažniau. Galima jūsų paklausti. Kodėl jūs visą laiką kartojat? Mes užeisim už užnugario mano kapitoną. Čia karo prisiminimai. Kas kartoja? Kas taip sakė? Nesąmonė! Bet tai kas tas kapitonas? Pasidvėjo 75 kalibro sviedinys. Ai, tai čia kaip artilerijos kapitonas. Ne. Čia kirpėja iš Provanso. Su dviem didelėm trenkiančiom krūtim. Aš susipažinau su ją, kai gavau leidimą į miestą. Kaip jai norėjusi, kad tu vadink mane mano kapitonė. Kaip ją užvesdavo. Kaip aš šauniai su ją pasiminau. O kokiom aplinkybėm
Eugenijus, jai sakydama, mes užeisim